gausiai jūsų susirinkot. Aišku, kai temą paskelbėm, nebijojame, kad susidomėjimas bus didelis. Ir ne tik tema gera, bet ir puikus pašnekovai. Mūsų pagrindinis kalbėtojas, profesorius Kučaitis. Tai turime būti dėkingi Kazickų fondui, kad jisai čia yra ir kad jisai gali būti su mumis ir pasidalinti savo žiniomis apie šitą klausimą. Visiems mums labai svarbu, labai jautru. Taip pat yra ir kiti diskusijos dalyviai, aš jau pradedu užlysti į moderatoriaus rolę, mes sutarėme taip, kad kadangi tema tokia, tai čia nėra nei konsulų, visokonsulų ir visokių kitokių pareigūnų, visi mes čia sėdėsime ir klausysime. Ir bus moderuojama diskusija bendruomenės atstovės, taip? Ar kaip yra pasidaryti? Bendruomenės atstovės. Tai Kristina, tada žodis pačiai. Tai labas vakaras, labai džiugu matyti tiek susirinkusių šiandien, padiskutuoti šią labai aktualią ir įdomią temą apie dvigubą pilietybę. Aš esu Kristina Belikova, aš esu žurnalistė, šiuo metu New York'e dirbu organizacijoje Freedom House ir atvykau čia per Baltijos Amerikos laisvės fondo mainų programą. Šiandien turime tikrai nuostabius 3 pašnekovus, vėluojantis žmonės, ateikite, visų laukiu. Turime tikrai nuostabius 3 pašnekovus, kad diskusija būtų tikrai turininga. Tai leiskite man juos pristatyti. Taigi, iš dešinės yra daktaras Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, Jėgų universiteto vizituojantis dėstytojas ir ateitininkų federacijos pirmininkas. Paplokime. Per vidurį yra Justinas Jarusevičius, teisininkas ir Harvardo universiteto absolventas. Vincas Sruoginis, režisierius ir filmo Nematomas frontas kūrėjas, Amerikos lietuvis. Taigi pradėkime galbūt nuo labai trumpo įvado. Diskusijos dvigubos pilietybės tema Lietuvoje netilo jau daugiau nei 10 metį. Ir pagal Konstitucijos 12 straipsnį jis sako, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus niekas negali būti kartu ir Lietuvos, ir kitos valstybės pilietis. Konstitucinis teismas 2013 metais yra išsakęs, kad iš esmės plačiau leisti dvigubą pilietybę galima tik pakeistus Konstituciją. Be to straipsnį dėl pilietybės galima pakeisti tik surengus referendumą, per kurį daugiau nei pusė visų balso teisę turinčių piliečių turi pritarti siūlymui. 2016 metų pradžioje Liberalų sąjūdis siūlė rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės kartu su Seimo rinkimais, tačiau šios idėjos buvo atsisakyta. Bet 2016 metų Liepą Seimas priėmė pilietybės įstatymo pataisas, leidžiančias lietuvių kilmės žydams bei jų palikuonims atkurti Lietuvos pilietybę, tuo pačiu išsaugant kitos šalies pilietybę. Dvigubos pilietybės klausimas yra įtrauktas ir šių metų vyriausybės programą. Pasaulio lietuvių bendruomenė šių metų pradžioje inicijavo debatus šią temą, siekdami rasti būdų įteisinti dvigubą pilietybę nekonstituciniu būdu. Tačiau vieningos nuomonės tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų šiuo klausimu nėra. Vieni teigia, kad dviguba pilietybė yra būtina. Teigia, kad ji yra būtina, kuriant globalią Lietuvą. Kiti mano, kad tai sukurs piliečių grupę turinčią tik teises ir nevykdančią pareigų. Apie tai, kokie yra teisiniai būdai dvigubai pilietybė atsirasti Lietuvoje, argumentai už ir prieš, kokios yra kitų šalių praktikos ir išeivijos pozicija, diskutuosime šį vakarą. Taigi ilgai nedelsdama perleidžiu žodį Vaidotui Vaičaičiui, kuris pristatys žvilgsnį dvigubą pilietybę iš konstitucinės teisės perspektyvos. For those who are not very well in Lithuanian, there's a short summary of Vaidotas presentation in English on the table. So feel free. Ačiū Kristina, labai malonu, kad visų pirma noriu padėkoti konsulatui ir lietuvių bendruomeniai, kurie mane pakvietė. Ir labai malonu būti su Justinu, su kuriuo mes pažįstame jau, ir supažinti su gerbiamu Vincu. Ir aišku, matyti jūsų bendruomenę, iš tikrųjų tai tikrai netikėjau. Ir dabar jaučiuosi atvažiavęs į miestą, iš nedidelio miestelio, kuris vadinasi New Haven. Iš tikrųjų, kai su Milda vaikščiojom prieš čia ateinant, tai skirtumas tikrai yra didelis. Nes kur aš gyvenu, tai galima pėstute nueiti visur. Per 15-20 minučių
maksimum pusvalandis. Tai iš tikrųjų dabar pasijaučiau, kad vėl grįžau į miestą, į miesto kultūrą. Tarp kitko, kodėl pradėjau nuo miesto, nes pilietybė yra apie miestą, nes pilietybės institutas apskritai atsirado būtent ir pagal savo terminą jisai susijęs su miesto gyventojų, nes pirmasis, sakykime, mūsų civilizacijos, iš kurios mes kylam, tai Antika, Graikų, Atėnai ir Roma, tai jie pirmieji sugalvojo tą idėją, tą koncepciją, kad yra toks dalykas kaip pilietybė. Kaip pilietis, tai tarp kitko lietuviškai tai yra nuo pilies, tai kaip žinot, miestai irgi atsirado nuo pilies, iš pradžių aplink pilį pradėjo žmonės gyventi, tarp kitko latviškai miestas yra pils. Tai kitom kalbom yra irgi, sakykime, angliškai citizen, tai yra nuo city, yra miesto gyventojas, bet yra daugiau negu gyventojas. Tai yra tas žmogus, kuris prisiema tam tikrą atsakomybę. Ir aš kažkaip, kai galvoju, nuo ko pradėti, tai visgi norėjau pradėti nuo būtent piliečio sampratos ir nuo jo atsiradimo, kaip sakiau, atsirado nuo antikos, bet taip pat ir viduramžiais, kai buvo viduramžiais Šiaurės Italijos, ypatingai miestuose, o taip pat ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai buvo piliečio samprata, tai buvo tas, kuris turi tam tikras teisės, bet taip pat turi ir tam tikras pareigas, visų pirma pareigą ginti savo miestą, savo valstybę. Tam tikra prasme netgi ir privilegija. Ir čia toj skaidriai matot, kad labai įdomu, kad pilietybės samprata dabar, tai yra objektyvu, jinai kinta nuo to, kaip jinai buvo, kai prasidėjo nuo antikos laikų, tai, sakykime, bet kinta, kuria kryptimi, tai kalbama daugiau apie teisių ir mažiau pareigų. Reiškia, dabar šiuolaikinė prasme pilietis, jeigu paklaustumėt vakarų pasaulį, taip pat ir Lietuvoje, tai kokios pareigos, tai gal visų pirma ateitų į galvą, tai mokėti mokesčius. Žinau, daugiau labai tokių didelių pareigų gal neateitų į galvą, čia aš kalbu, jeigu paklaustume gatvėje Vilniui, Kaune arba kažkur, tai sakykime, Niujorke ar dar kažkur. Ir tą dar labiau sustiprina tą tokį, sakykime, pareigų vėl mažėjimą, tai ypatingai Europoje mes jaučiam, tai ta, sakykime, Europos Sąjungos pilietybė, tai apskritai pareigų nėra. Yra tik tai teisės. Yra teisė keliauti, reiškia, naudotis, bet kokios yra pareigos, Europos sutartyse nėra. Aišku, yra balsavimo pareiga tam tikrą prasme, bet čia tik norėjau parodyti, kokia kryptimi dabar vystosi, nes nežinau, aš nesakau, kad taip visada bus, gal bus vėl grįžtama prie, sakykime, prie šaknų ir labiau kalbama apie pareigas negu apie teisės. Tai man norėjosi tiesiog tą, kaip parašiau, metamorfozę, tą pokytį parodyti. Dabar viena skaidrė apie pilietybės sampratą šiuolaikiniai tarptautiniai teisei. Tai tarptautinė teisė yra pakankamai naujas dalykas, apskritai tokia, sakykime, rašytinė sutarčių teisė, tai jau čia galim sakyti 19-20 amžius, bet svarbiausi gal dokumentai yra būtent po Antro pasaulinio karo. Tai pirmas dokumentas yra visuotinė žmogaus teisių deklaracija, tarp kitko čia Niujorke, kaip tik ir buvo priimta po Antro pasaulinio karo, Universal Declaration of Human Rights. Tai joje nėra, aišku, kalbama apie dvigubą pilietybę, bet yra sakoma, kad kiekvienas žmogus turi teisę į pilietybę, bent į vieną pilietybę. Tai prasme, yra kviečiama valstybės kuo mažiau turėti asmenų, kurie neturėtų apskritai jokios pilietybės. Po to yra kažkiek tai apie tai kalbama Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių statuso, kaip įsivaizduojat,
čia irgi 51 metai po antro pasaulinio karo, daug pabėgėlių yra. Tai čia yra irgi labai nedaug, bet tokia užuomina, kad valstybės pabėgėlius traktuotų kiek įmanoma panašiau kaip savo piliečius, kad jų nediskriminuotų, daugmaž toks pagrindinis principas. Ir tada yra dvi Europos konvencijos, tai yra 63 metų ir 97 metų. Tai čia labai įdomu irgi koksai pokytis yra. Jeigu 63 metų konvencija, tai gal ne visi mato, bet gal nėra ten taip svarbu, ten tik pavadinimą užrašyti. Jeigu 63 metų konvencija apskritai vadinasi dėl dvigubos pilietybės, sakykime, atvejų sumažinimo, tai buvo samprata, kad kuo mažiau galėtų būti tokių asmenų, kurie turėtų dvigubas arba daugiau pilietybių. Ta prasme, čia matė problemą, kad gali būti problemų dėl kariuomenė, reiškia tarnavimo armijoje. Ne? Tai po 20 kelerių metų ta pati Europos taryba nepanaikino, bet praktiškai pakeitė požiūrį ir jau dabar vadinasi apskritai dėl pilietybės Europos tarybos konvencija yra netgi dar daugiau. Valstybės narės yra kviečiamos pripažinti dvigubą, aišku, pripažįstama, kad dvigubos pilietybės reguliavimas yra vienos valstybės reikalas, bet kviečiamos valstybės bent dviejais atvejais pripažinti dvigubą pilietybę. Tai yra vienu atveju, kai yra, mes manam, jus soli teisė, tai yra, kai pilietybė yra gaunama gimstant. Pavyzdžiui, Amerikoje yra tokia valstybė, Lietuva ne visai. Ir tokiais atvejais, kai santuokos būdu yra labai mažai tokių šalių, bet kur jeigu, pavyzdžiui, išteka moteris už vyro, jinai automatiškai gauna pilietybę. Tai bent šitais dviem atvejais valstybės kviečiamas pripažinti dvigubą pilietybę, nes laikoma, kad tai nėra, kad žmogus, tas, kuris gimė ar susituokė, jisai nenorėjo prarasti savo pilietybės. Tai matom, kad bent jau Europoje, reiškia, samprata pakankamai pasikeitė, reiškia, į dvigubą pilietybę. Ir čia dar uždėjau vieną, reiškia, dėl Europos Sąjungos, reiškia, būtent pilietybės, tai nuo 92-93 metais atsirado Maastrichto sutartimi. Ir irgi toks įdomus dalykas, kad, reiškia, galim sakyti, kad kažkiek tai pakeitė pilietybės sampratą, nes mes tradiciškai pilietybę suprantam, tai yra gyventojo ir valstybės santykis. Tuo tarpu Europos pilietybė yra tokia viršnacionalinė kažkoks darinys, reiškia, tai tam tikrą prasme pakeitė, modifikavo tą sampratą. Čia dabar kokios tendencijos yra, jeigu matėt ir tarptautiniai teisė yra tendencijos link dvigubos pilietybės pripažinimo, tai valstybės narės iš tikrųjų, čia aš įdėjau keletą pavyzdžių iš šalių, kurios yra aplinkui Lietuvą, šalia Lietuvos. Iš tikrųjų yra mažai tokių šalių kaip Lietuva, kuri yra labai griežtai reguliuoja dvigubą arba riboja dvigubą pilietybę. Beveik visos šalis vienaip ar kitaip leidžia, ir čia įdėjau keletas skaidrių, tai pavyzdžiui, skandinavų šalis beveik visai neriboja dvigubos pilietybės, Vokietija 2010-aisiais ir Latvija, mūsų, reiškia, kaimynė nuo 2013, prieš keletą metų, jie taip pat pripažįsta dvigubą pilietybę, bet jų koncepcija truputį kitokia. Jie pripažįsta, kad Latvis arba vokietis taip pat turi teisę gauti pilietybę Europos Sąjungos šalių ir NATO šalių. Daugmaž tokia idėja. Tarp kitko, jinai gal labiausiai, kiek aš girdžiu, gal populiariausiai ir Lietuvoje, kalbant, kaip reikėtų tą plėsti. Tai aš nedariau tokio labai didelio tyrimo, bet reiškia, tik kiek pavyko rasti Lenkiją, taip pat formaliai įstatymiškai liktai ir nepripažįsta, bet jinai toleruoja dvigubą pilietybę panašiai kaip Amerikoje. Jeigu tu gimimu gavai Amerikos pilietybę, tai Amerikos valstybė traktuoja tave visada, nesvarbu, ar tu gavai kitą pasą, vis tiek tave traktuoja kaip Amerikos pilietį, tai panašiai yra Lenkijoje. Tiesa, Estija panašiai kaip Lietuva, labai griežtai
labai griežtai riboja dvigubą pilietybę, tačiau Estijos konstitucijoje yra nuostata, kad negalima atimti pilietybės, jeigu tu gavai ją gimimu. Va čia daugiau piliečių matau vaikšto. Dabar kur yra, čia kadangi mano didžioji meilė yra konstitucinė teisė, tai dabar kur yra Lietuvos tas išskirtinumas? Kad Lietuva skirtingai negu kitos šalis, man nepavyko labai rasti daug pasaulio kitų šalių, kur reguliuotų pilietybę ir ypatingai dvigubą pilietybę konstitucijoje. Paprastai kitos šalis tai reguliuoja įstatymuose, kuriuos yra daug lengviau pakeisti. Tuo tarpu Lietuvoje skirtingai negu kitose šalyse šitas klausimas yra, reiškia, konstitucijų. Ir konstitucijoje kažkodėl tai yra pakankamai griežtai, reiškia, galim sakyti, gan ribojama dviguba pilietybė. Ir tai nėra 92 metų konstitucijos naujovė, tai yra nuo 22 metų, aš jau nekalbu apie Lietuvos statutų 16 amžiaus, kažkada tai domėjausi, ten irgi ribojo, bet čia, sakykime, jau 20 amžiaus konstitucijos, nuo 28 metų, 38 metų, praktiškai, galim sakyti, dabartinė mūsų konstitucija nusikopijavo, perėmė 38, tam tikrą prasme, ir 22 metų konstitucijos nuostatą perkelė, reiškia, tai. Ir pagrindinė mintis yra tokia, kad mūsų konstitucija sako, išskyrus, tokia formuluotė, įstatymo nustatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Čia panašiai buvo ir ankstesnėse konstitucijose. Tai čia yra skirtumas, kaip noriu tą pabrėžti, nuo kitų šalių, kad kitose šalyse konstitucijos paprastai šito klausimo nenagrinėja. Dabar trumpai, kaip Konstitucinis teismas interpretuoja šitą sakinį, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. Yra du svarbus nutarimai konstitucinio teisės, atsiprašau, kad gal mažai matosi, aš tik tai trumpai jūs pristatysiu. Iš tikrųjų, pagrindinis nutarimas yra 2006 metų, tai yra prieš 10 metų tik atsirado. Anksčiau galima buvo daug lanksčiau žiūrėti į šitą klausimą, tai tas atsirado tik 2006 metais, kai Konstitucinis teismas pasakė, kad išskyrus įstatymo numatytus atvejus reiškia labai retus išskirtinius atvejus. Bet dabar iš kur jie taip suformulavo? Čia manęs kažkas klausė, sako, kaip tu galvoji, jeigu aš būčiau buvęs jų vietoje, aš taip nebūčiau interpretavęs. Bet, kaip minėjau, yra tam tikra tradicija mūsų, reiškia, kitose konstitucijose irgi. Bet iš kur jie paėmė tuos retus atvejus? Ogi jie paėmė nes teismai paprastai laikosi precedentų, ankstesnių savo sprendimų. Tai prieš 3 metus, jeigu turbūt gal daugelis čia salėje, išskyrus tuos mažus piliečius, atsimeta, Pakso bylą, Pakso, reiškia, buvo didžiulis sukrėtimas Lietuvos valstybės, buvo impeachmentas, apkalta prezidentui. Ir dėl ko? Dėl to, kad jį iš tikrųjų ar neva tai, rėmė vienas rusų verslininkas, Jurij Borisov. Ir reiškia, Konstitucinis teismas labai aktyviai dalyvavo tame impeachmente, toje apkaltoj. Ir prezidentas, kaip padėka tam Jurijui Borisovui, buvo suteikęs, išaiškėjo, kad neteisėtai, suteikęs pilietybę. Ir Konstitucinis teismas tame kontekste, apkaltos kontekste, parašė tokius labai, sakyčiau, kietus žodžius 2003 metais, kad tie dviguba pilietybė gali būti tik labai reti išimti atvejai. Tuo metu, kai jie parašė, tai atrodė, kad tai yra susiję tik su Borisovu. Pažiūrėkit, po 3 metų į Konstitucinį teismą pateko byla visai nesusijusi su Juriju Borisovu, kai Seimas norėjo išplėsti sakykime, suteikti galimybę turėti antrą ar trečią pasą jau po 90 metų išvykusiems piliečiam, ir ta byla vėl pateko į Konstitucinį teismą. Tai Konstitucinis teismas
labai įdomu, man, sakykime, kaip konstitucinės teisės jau specialistui, kad jisai pritaikė kaip precedentą, jisai pakartojo, perėmė tuos pačius žodžius, ką jie pasakė prieš 3 metus. Nors, mano manymu, čia precedento negalėjo būti, nes precedentas paprastai yra tada, kai yra faktinės aplinkybės tokios pat, ir tada tu gali pritaikyti ir teisę tokią pat. Tuo tarpu, čia visiškai buvo skirtingos reiškia, faktinės aplinkybės, vis tiek konstitucinis teismas tiesiog padarė copy-paste, reiškia, nukopijavo ir perkelė tą Jurijaus Borisovo, reiškia, sakykime, skirtą. Žydrūnui Ilgauskui, taip, puiku. Panašiai. Tai va, tai taip, tik noriu pasakyti, taip, iš kur atsirado tiesiog ta sakykime, istoriškai, kaip jinai atsirado ta interpretacija, kad tai yra išimtiniai ir atskiri atvejai. Ir dabar pilietybės įstatyme, remiantis Konstitucinio teismo nutarimu, yra galimybė turėti dvigubą pilietybę pagal Konstitucinio teismo, sakykime, sampratą tik tiems asmenėms, kurie yra traktuojami, kad jie ne dėl savo valios atsirado užsienyje. Tai reiškia, kaip minėjau, reiškia, arba tiem, kurie gimė valstybėse, kurie suteikia gimimo pilietybę, kurie santuokos būdu įgijo, reiškia, kurie išvažiavo po Antro pasaulinio karo kaip pabėgėliai, tai vadinama displaced persons, dipukai, tremtiniai ir jų palikuoniai. Tiesa, dar yra, reiškia, dėl pabėgėlių konvencijos, reiškia, pabėgėliai įtraukti. Tai reiškia, dabar, o tuo tarpu kitiems asmenėms išvykusiems po 90 metų pagal Konstitucinio teismo interpretaciją reiškia, nebūtų galima turėti dvigubą pilietybę. Ir Konstitucinis teismas, tiesa, nepaminėjau, kad dar ką pasakė, ir tas yra taip pat įstatyme, kad norint išplėsti reiškia, tą dvigubos pilietybės atvejus, reikia keisti konstituciją ir tą galima daryti tik tai referendumu. Ir kaip žinot, kai kurie, kad referendumo įstatymas numato, kad norint priimti sprendimą, referendume turi balsuoti daugiau negu pusė visų Lietuvos rinkėjų. Tam pritarti, atsiprašau, tai nuostatai. Tai dabar kokie galėtų būti, ir čia galėtų perduosiu žodį toliau, kokie galėtų būti veiksmai, kaip galima būtų tą keisti situaciją. Tai visų pirma, gal galima būtų galvoti, kad reiktų keisti referendumo įstatymą. Tam nereikia referendumo, tą galime Seime padaryti ir nustatyti, kad referendumo sprendimas galioja, ir tam pritarė daugiau kaip pusė dalyvavusių referendume, o ne visų rinkėjų, kaip kad dabar yra. Yra kai kurie, reiškia, politikai ir visuomenės veikėjai bijo šitokio pakeitimo, sako, tada kažkokie populistai ateis ir kažkokią nuostatą primes ir priims referendumų ir jinai galios. Aš nematau, kodėl reikėtų bijoti šitokios nuostatos. Ir kitas mano, sakykime, matymas, kas galėtų būti, tai visgi, kadangi yra referendumo klausimas, o šiandien žmonės Lietuvoje, o kas balsuos? Dauguma tai balsuos tie, kurie gyvena Lietuvoje. Nežinau, ar dabar tie Lietuvos gyventojai, jie būtų palankus. Ne. Greičiausiai, kad ne. Tai tam reikia organizuoti turbūt kažkokią tai pilietinę akciją per žiniasklaidos priemonės ir tą neįmanoma padaryti per metus. Čia turi būti keleto metų darbas, tam, aišku, aš nežinau, reikia daug jėgų, daug pinigų ir kažkaip visiems susitelkti. Tai aš kol kas matau du tokius kelius, pasiūlymus ir ačiū už dėmesį, kol kas perduodu tada Justinui. Mes neturim keletos metų, mes kiekvienais metais prarandam piliečius, turtingus ir būsimus turtingus pensininkus, lygiai taip pat. Tai visus klausimus ir komentarus pasiliekam pabaigai, turėsime tam laiko ir galėsime diskutuoti į valias. O dabar pasiklausykime Justino Jarusevičiaus.
Labas vakaras, mėlyjeji, man didelė garbė būti šiandieną jūsų bendruomeniai ir jeigu pagal tarptautinę teisę, ar ne, konsulatas, ambasada, sakome, yra valstybės teritorija, tai šiandieną mes esam tikroji Lietuvoje ne tik todėl, kad štai kažkokie formalūs susitarimai šitą erdvę daro artimą Lietuvai, bet ir todėl, kad susirinko čia Lietuva, štai kalbame lietuviškai, lietuviškais rūpesčiais rūpinamės, ir esam visi kartu, ieškome išeičių iš problemos, kaip galėtume į priekį judėti. Tai ačiū labai už kvietimą gerbiamiems organizatoriams ir tikrai miela jūs visus čia šiandieną matyti. Pagal savo profesiją esu advokatas, darbuojuosi Lietuvoje kartu su Vaidotu, mano gerbiamas dėstytojas, miela labai matyti. Ir na štai taip pat matau tą rūpestį dvigubos pilietybės klausimais. Praėjusiais metais teko studijuoti Jungtinėse Amerikos valstijose, susipažinau su jūsų bendruomenė ir čia šiandieną matau man pažįstamų veidų, su objektyvu ir taip pat veidų. Tai reiškia, aš bendradarbiauju su pasaulio lietuvių bendruomenė ir mes kalbamės, kokias išeitis šitam rūpestį, šitoj problemai galėtume rasti. Tai yra rūpestis. Tai nežinau, kiek daug iš jūsų žino, noriu tik parodyti keletą kadrų, kad pasaulio lietuvių bendruomenė, ką gerbiama moderatorė paminėjo, iš tiesų inicijuoja tą diskusiją. Tai čia yra keletas nuotraukų, kurias pavyko rasti, gerbiama Dalia Henkė, Laurynas Gerikas ir kiti pasaulio lietuvių, taip, ponė Sigita, reiškiasi, susitikinėjo prieš keletą... Ponė Vida. Prašau? Ponė Vida. Ponė Vida, teisingai. Susitikinėjo su Lietuvos aukštas pareigas einančiais pareigūnais, išsakė šitą rūpestį ir keliuose susitikimuose dalyvau ir pats asmeniškai. Tai čia noriu patikinti ir tą žinutę perduoti, kad kiekvienas, su kuriuo buvo susitikta, labai aiškiai sakė, čia yra rūpestis ir mes turime rasti teigiamą išeitį. Tai svarbus momentas, mes nesame palikti vieni, mes nesame kažkaip tie, kurie niekam yra neįdomus. Priešingai, mumis rūpinamasi, mes rūpim ir dabar svarbu surasti būdą, kaip iš šitos situacijos, kurioje esam, sėkmingai judėsim į priekį. Tai čia yra susitikimas su didžiausios frakcijos vadovu gerbiamu Karbauskiu. Čia mes buvome susitikę su Konstitucinio teismo pirmininku profesorium Dainiumi Žalimu ir susitikimas su gerbiamu Seimo pirmininku, taip pat buvo susitikimas su premjeru ir keletų ministrų. Būdamas susipažinęs su gerbiamu Vaidoto skaidrėmis, norėjau paminėti dar vieną aspektą. Referendumo skeptikai, ar ne, sako, galbūt Konstitucinis teismas štai keletą kartelių vienaip ar kitaip paaiškinęs Konstituciją galėtų žengti žingsnį atgal. Tai kažkaip plačioji visuomenė nėra daug girdima, kad 13 metais jos ekscelencija kreipėsi į Konstitucinį teismą su klausimu, ar būtų galima ką nors padaryti be referendumo. Tai klausimai buvo du, iš esmės susiję su šituo aspektu ir Konstitucinis teismas turėjo galimybę kažkaip kitaip atsakyti, bet beje tas atsakymas buvo labai aiškus, kad leidimas turėti 2 ar daugiau pilietybių asmenim, kurie išvyko iš Lietuvos po 90-ųjų, galėtų būti suteiktas tik pakeitus Konstitucijos nuostatas. Na ir žinoma, tas pakeitimas galimas tik referendumo būdu. Tai čia mes turime suprasti, kad štai tokia yra teisės viešpačių, drįsčiau sakyti, nuomonė Lietuvoje ir turime ją gerbti. Mes vėlgi, ieškodami išeities, turim suprasti, kokia yra autoritetingų ir galę spręsti turinčių asmenų pozicija ir tame lauke, koks yra susiformavęs, ieškoti išeities. Tai tikėtis, kad galbūt greitų metų pasakys kitaip, dėja, bet nereikia turėti tokių vilčių. Priešingai yra štai tokia situacija, žinome, kaip galim pasiekti tikslą ir dabar turim kalbėti, kaip iki jo nueiti. Dabar labai trumpai, ar ne, kodėl tokia nuomonė iš Konstitucinio teismo, tai žinoma, Rusijos grėsmė. Čia mes turime Krymo pavyzdį, kur Rusija imasi ginti savo piliečius.
Ir įdomus toks pavyzdys, iki prasidedant Krymo aneksijai, būtent tuo metu Čekijos valstybė vedė dėrybas su Rusija dėl bevizio režimo, kad, reiškia, rusai į Čekiją galėtų atskristi be vizos. Tai, akivaizdus dėrybų rezultatas, kad prasidėjus Krymo įvykiams dėrybos buvo nutrauktos, ar ne? Nes Čekija išsigando, kad vienam kitam atskridus atvažiuos tuoj pat ir jų apsauga. Tai dabar štai yra tokia nuotaika, ar ne, kad turime apsaugoti Lietuvos interesus, kad nenutiktų tokia situacija, kokia nutiko Kryme, ar ne, kad apsisaugotume ir žmonės įgyję Lietuvos ir Rusijos pilietybę automatiškai prarastų lietuviškąją, ar būtų išimtinai reti atvejai, kur tos pilietybės būtų abi bendros, ir tokiu būdu išvengtume tos Rusijos apsaugos savo piliečiams. Vėlgi, galime sakyti, štai reikia greitų sprendimų ir galima nusivilti, kad ilgai trunka tos diskusijos. Tai čia noriu paminėti keletą klausimų, kurie, taip pat diskutuojant apie dvigubą pilietybę, turi būti paliečiami. Ir tiesiog parodyti, kad tas klausimas, galima vieną pasą turėti ar du, skamba gana paprastai, bet iš tiesų nėra paprastas ir yra daug platesnis. Tai keletas aspektų. Pirmas, gerbiamas Vaidotas paminėjo, kokį modelį turėtume pasirinkti. Ir gerbiamas Vaidotas paminėjo, kad yra diskutuojama galbūt NATO ir Europos... Vaidotas, paleiskime už. Vaidotas. Kokį modelį pasirinkti? Tai štai galbūt numatyti, kad ES ir NATO valstybių piliečiams. Tada žinoma iškyla klausimas, o kitos diasporos Pietų Amerikoje, diasporos Australijoje. Jeigu NATO nebeliks, tai vėl referendumas. Ką daryti? Ir tada yra galbūt pasiūlymas numatyti, kad pavyzdžiui konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, kad štai konstitucinių įstatymų galime išvardinti atvejus, kur įtvirtinsim dvigubos pilietybės leidžiamus atvejus. Tai kodėl nepaprastų įstatymų? Paprastam įstatymui priimti pakanka pusės balsavime dalyvaujančių parlamentarų, o kad balsavimas įvyktų, reikia kvorumo, tai reiškia daugiau nei pusės Seimo narių. Tai hipotetinė situacija yra galima ta, kad dalyvauja 71 parlamentaras, pusė plus vienas, ir iš jų 36 balsuoja už tam tikrą įstatymą ir nutarė vienaip ar kitaip sureguliuoti dvigubos pilietybės klausimą. Tai pavojinga. Todėl siūloma įtvirtinti konstitucinių įstatymų tokio klausimo reguliavimą, kurio priėmimo procedūra yra griežtesnė, reikalaujama didesnio parlamentarų dalyvavimo. Ir tuomet tikimasi, kad tiek daug Lietuvai negatyviai nusiteikusių parlamentarų negalėtų atsirasti. Kita, žinoma, galimybė tiesiai konstitucijoje įvardinti konkrečius atvejus, bet tada mes susidurėm su ta rizika, kad dabar gyvenam tam tikroje aplinkoje, bet ji gali keistis. Ir kitas dalykas, kad yra valstybių, kurios nepatenka į tuos NATO ES rėmus, turime tą patį Brexit pavyzdį, ir galbūt nėra pats geriausias sprendimas. Po 5-10 metų gali būti, kad vėl turėsim tam tikras problemas. Kitas iššūkis. Balsavimo teisė. Šiandieną kiekvienas pilietis turi balsavimo teisę. Aš tik labai atsiprašau, kiek laiko mes turim? Dar vieną minutę. Taip tada labai trumpai. Ar iš tiesų tada kiekvienas pilietis turės balsavimo teisę? Mes susiduriam su iššūkiu, kad piliečių skaičius gali drastiškai padidėti. Ir svarbu paminėti, kad pavyzdžiui, Jungtinė karalystė numato, jeigu 15 metų negyveni, balsavimo teisę prarandi. Lichtenšteinas apskritai negyveni, balsavimo teisę prarandi. Iššūkis, kurį reikia apgalvoti.
Kitas dalykas - pasyvi rinkimų teisė. Kas galės dalyvauti rinkimuose? Šiandieną mūsų konstitucija sako, jeigu esi kitos valstybės pilietis, parlamentaru nebūsi. Europos žmogaus teisų teismas sako, jeigu dviguba pilietybė gali būti dažnas reiškinys, drausti dvigubą pilietybę turinčiam asmeniui kandidatuoti į parlamento rinkimus negalima. Yra buvusi tokia byla, jei teisingai pamenu, dėl Moldovos, teisingai, kur 70% žmonių buvo ir Rumunijos piliečiai. Ir reiškia, kad tik 30% galėjo kandidatuoti į parlamentą. Vienas iš tų negalėjusių skundėsi Europos žmogaus teisų teisme ir laimėjo. Žmogaus teisų teismas sako, negali būti taip, kad valstybė dideliai daliai savo piliečių neleis kandidatuoti. Tai vėlgi šitas dalykas yra, kuris turėtų būti sprendžiamas. Toliau karo tarnyba. Kas eis ginti Lietuvą, jeigu susidursime su tam tikromis grėsmėmis? Kaip Vaidotas minėjo, ar ne, tai yra piliečių pareiga. Ar kiekvienas siekiantis paso nori prisimti šitą atsakomybę? Taip. Bravo. Ir tai štai tokie pagrindiniai iššūkiai. Dar vienas, kurio neįdėjau į skaidrės, štai tėvams gimęs lietuviui, tėvui ir motinai gimęs vaikas yra lietuvis. Kiek ilgai tai tęsis? Jeigu, tai yra išeivijoje gyvenantis žmogus 2, 3, 8, 10 kartų, tai vėlgi yra klausimas, kuris reikalauja diskusijos, vienaip ar kitaip jis turi būti sprendžiamas. Tai tiek būtų mano minčių ir tas pagrindinis dalykas, tai būkime optimistai, būkime gerai nusiteikę. Referendumas tai nėra pabaiga, ar ne, tai yra galimybė, kurią mes galim pasinaudoti. Ir čia mes turim suprasti, kad yra labai svarbus ir kiekvieno asmeninis indėlis, kad jeigu bus politinė valia eiti tą kryptim, prisidėti, agituoti, galbūt ir finansų skirti, kad vyktų ir pavyktų. Tai ačiū labai. Atsiprašau, aš kalbėsiu angliškai, todėl vieną dalyką mano žmona čia ir jie nekalba lietuviškai. By the way, thank you for inviting me and thank you for being here. And it's intimidating to be an artist amongst lawyers. As you notice, I'm making my notes as we go instead of before. My perception on all of this purely from a philosophical and sociological perspective is that the big controversy is that Yetive are born with an inherent fear of the Russian invasion. And that fear invades everything, all the choices our country makes. We're always on the offensive. At the time Georgia was annexed by the Russes, I had coffee with an analyst, we should say, from the American government. It's kind of shady, but we were in Yetiva and we had coffee, and he said that he had just done a report, and he was asking my opinions, and the report that he submitted to the government, to the US, was that he views Russia as Lithuania's abusive ex-boyfriend that's always going to antagonize Lithuania. And that was his official, his official statement. And this is as Georgia is being attacked by Russia. And that stayed with me for all these years. And I think that there's a lot of truth to it. Absolutely. Lietuva I am a dual citizen because my father was a DP. And at first for me it was just a cool thing to have, and then I made the film and it became an honor to have the passport, and I started voting and becoming more involved, and it's like now it's a badge of honor to have the passport. And I think that Yetive in general, we just need to look internally what we can do to strengthen ourselves as a nation in terms of, everyone's worried about, all the Tirachibange, they ran away, they're out living outside of Yetive. What do we do to get them to come back? I was involved in something in LA where there were some senior members of the government bragging about how cheap labor is in Lithuania, trying to get all these business officials in LA to bring their companies to Lithuania.
And I was kind of disgusted because this, you know, I own a small business, and the second I offer my services at a cut rate, I am never viewed as more than anything just the cut rate cheap thing. You know, it devalues what we are as a people. So it's kind of like with, you know, Putin especially poking us all the time. We're too busy running around like a scared cat and not focusing inside what we can do as a nation to entice Youtube to come back, entice, you know, make it stronger. And, you know, there's a genuine fear about other people's, you know, coming, interloping, taking, you know, passports and voting in a fake government. But we can see here in the States, it's not even that secure here. Everyone was guaranteed that Clinton was going to win and we'd have the first woman president, blah, 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 even though Dieto would be the US today. And we were wrong. We were so wrong. And that's the thing is, when you're running around like the scared cat, you miss the main point in the middle. So I think philosophically, we just have to look at ourselves differently and be, you know, focus on our faults to make them into strengths so that it will be enticing and it'll defend ourselves from within, not from the poking and prodding. Thank you very much. Pasinaudosiu savo moderatorės vaidmenį šiandien ir prieš atiduodama pašnekovus į jūsų rankas užduosiu kelis klausimus pati. Taigi, Vaidotai, savo pranešime jūs minėjote teisės į pareigas. Ir esate minėjusi Lietuvos žiniasklaidoje ne vieną kartą, kalbėdamas apie dvigubą pilietybę. Ir tai yra ganėtinai populiarus argumentas žmonių nepalaikančių dvigubos pilietybės. Skaitydama, besiruošdama šitai diskusijai, skaičiau Lietuvos žiniasklaidą ir radau nuomonių, kad galbūt net reikėtų įvesti paso mokestį tiems žmonėms, kurie turi dvigubą pilietybę, bet Lietuvoje negyvena. Taip pat atsiranda daug kitų etinių klausimų, kurie taip pat buvo Justino paminėti, kaip pavyzdžiui tarnyba kariuomenėje, kandidatavimas į parlamentą ir panašiai. Ir buvimas, pavyzdžiui, Lietuvos ir Rusijos piliečių vienu metu. Kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu ir kaip reikėtų spręsti tokias kylančias problemas? Gal į visus klausimus tikrai ačiū, Kristina, negalėčiau atsakyti, bet man ačiū, kad paminėjot pilietybės, reiškia, tą koncepciją, sampratą. Tai, nežinau, aš esu ją įsimylėjęs, ta prasme, kad pilietybė kaip teisių ir pareigų vienovė, tai, nežinau, man labai patinka. Čia labai amerikietiška yra, nes čia sakom, kad respublika, reiškia, gimė iš to, kad žmonės prisiėmė atsakomybę kovoti už nepriklausomybę, už savo, reiškia, teisės atstovavimą, kad jie būtų atstovaujami ir taip toliau. Tai kažkaip, nežinau, aš labai žiūriu ir į istoriją, ir aišku, ir Lietuvos istoriją, lygiai taip pat ir būtent per tą pilietybės sampratą. Tai dabar man nebūtinai pilietybė, aišku, jinai, ta prasme, ta samprata, kad turėti teisės ir pareigas, nebūtinai susiję, kad tu turi būtinai visada gyventi Lietuvoje, bet būtent, kad tai yra, reiškia, kažkoks toks ypatingas santykis, kur aš nebijau gal netgi paaukoti savo gyvybės už, reiškia, jeigu reikėtų, įsivaizduokime, 18 amžiaus pabaiga čia, reiškia, Amerikoje kas atsitiko, reiškia, žmonės, iš tikrųjų, jie tada pirmą kartą suprato, kas tai yra, ką reiškia būti piliečiu, kai jungiasi į tas milišą, reiškia, į tuos būrius ir ėjo, reiškia, lygiai taip pat atsitiko Lietuvoje, reiškia, 18-19 metais, kai žmonės, atrodo, šiaip gyveno kažkur tai kaimuose, ūkininkavo, ir jie pirmą kartą suprato, kad čia yra ta idėja, už kurią aš nebijau, nebuvo kariuomenės, įsivaizduokit, reiškia, traukėsi kažkokie bermontininkai, vokiečiai, šiaip nebuvo nieko. Tai Amerikoje buvo ta miliša vadinama, reiškia, buvo už kažko, tai aišku, nebuvo jau 18 amžiaus pabaigoje, bet buvo, Lietuvoje nieko nebuvo. Ir žmonės tiesiog paliko, reiškia, dalgį, paliko ir ėjo, ir tai jie šitaip suprato, ką reiškia puikiai analogija. Ką reiškia pilietybė. Tai aš būtent šitaip suprantu. Jeigu kalbėtume apie šiandieną ir praktiškai, kaip tą galėtume įgyvendinti?
žiūrint ne į istorinę perspektyvą, o būtent kaip tą galima būti šiandienos Lietuvoje įgyvendinti. Tai man atrodo, kad mes tą ir įgyvendinam dabar. Visų pirma, reikia apie tai kalbėti, mąstyti, permąstyti. Ne kiekvienas turbūt mes savyje čia neįmanoma primesti. Toks požiūris, reiškia, kad pilietis yra kažkas tai daugiau negu tik tai gyventojas, ne, tai mes kiekvienas turime, aišku, ir šeimoje, mokykloje ir kiekvienas, tai mes dabar šitą darom, man atrodo, ir ta mūsų diskusija prie to prisideda. Aš nematau kito kelio, kad mes galim priimti statymą, pakeisti konstituciją ir kažkaip tai pasikeis mano mąstymas. Ne, turbūt mes pastoviai, man labai patiko, kai dabar vyksta, žinot, tos kontroversijos įvairios, reiškia, su prezidentu Amerikos, ne, tai ir aš turiu galimybę irgi diskutuoti Jeilę, sakykime, su kai kuriais sakau, bet sakau, aš vis tiek tikiu Amerikos demokratiją, jinai laimės, nesvarbu kaip ir, man labai patiko, sako vienas, sako, but you don't take it for granted. Tai reiškia, tai nereiškia, kad laimės savaime, tu turi už tai kovoti. Ne? Tai ką mes darom dabar ir, sakykim, ką Justinas kalbėjo, kad tiek mes Lietuvoje, tiek čia, tai kiekvienas, kiek mes galim, turim prie prisidėti. Bet kalbant praktiškai, pavyzdžiui, aš esu 20 metų vyras, ne? Aš esu Lietuvos pilietis ir Rusijos pilietis ir turėčiau eiti į kariuomenę. Kurioje šalyje aš eičiau į kariuomenę? Jo, kad nesigautų mūsų dialogas. Žinokit, čia labai yra įdomus dalykas. Dviguba pilietybė apskritai yra apie taiką, ne apie ką. Čia tą reikia labai suvokti. Puikios analogijos, puikios. Ta prasme, kad reiškia, apskritai, čia apskritai demokratija yra apie taiką, o ne apie karą. Ne? Ir ta prasme, jeigu tai yra apie karą, mes pamirškime. Ta prasme, mes tai galim įsivaizduoti, kad ir statyti, ir tai yra normalu, kad mes kuriam konstituciją, mes kuriam valstybę galvodami apie taiką. Ir kuriam, plėtojam demokratiją. Karas yra kraštutinė santykių aiškinasi forma, bet yra už po per dvigubą pilietybę bus kita įtaka daroma. Nereikės ir karo. Tai ačiū Vaidotai. Taip pat norėčiau užduoti klausimą Justinui. Jūs kalbėjote apie pasaulio lietuvių bendruomenės poziciją ir aš skaičiau Dalios Henkė pasisakymus apie tai, kad pasaulio lietuviai nepalaiko referendumų, iš tiesų, kad dėl to, kad Lietuva nėra pasiruošusi referendumui, dėl to, kad reikėtų pakeisti referendumo įstatymą, žmonės nėra pasiruošę balsuoti tokių klausimų ir reikėtų įteisinti elektroninį balsavimą. Iš tiesų viskas atrodo ganėtinai sudėtinga, suorganizuoti tą referendumą organizuoti referendumą ir gauti tautos pritarimą atrodo praktiškai ganėtinai sudėtinga. Tai galbūt reikėtų Lietuvai ieškoti kitų alternatyvų ir imti pavyzdį, iš mūsų kaimynų Lenkų, kurie turi Lenko kortą, kuris suteikia pakankamai daug galimybių Lenkams gyvenantiems svetur Lenkijoje, tačiau nesuteikia pilietybės. Ar galbūt jums atrodo, kad yra kitų alternatyvų? Kam tenkina Lenko kortą arba lietuvio kortą? Bet čia yra gera idėja, iš tikrųjų, aš irgi norėčiau pasakyti, kodėl tai yra. Tai vėliau galėsime padiskutuoti, bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Tai matot, mes šiandien kalbam apie dvigubą pilietybę. Jeigu mes kalbam, kad yra pilietis ir turi kažkokią kortą, žinoma, sprendimas, žinoma, ta prasme, galima vienokią kortą, kitą kortą, tai tvirtinti reguliavimu. Žinau, kad investuotojus pritraukiant yra mėlyna korta. Puiku. Lietuviai jau dabar visų mėlyną kortą pritraukiant investuotojus ir įdarbinant užsieniečius Lietuvoje. Tai tų kortų galima prikurti, bet arba raudonus švarkus išdalinkime. Jeigu mes šiek tiek siaurinamės ir kalbam grynai apie pilietybę, tada jau referendumas yra vienintelė išeitis. Yra to elektroninis balsavimas, tai apie šitą klausimą reikia kalbėti, galvoti ir kodėl ne, jeigu yra galimybė įtvirtinti saugumo garantijas, ne, kad nebus paveikta, įsikišta, sufalsifikuota, turbūt tai yra išeitis ir yra pasaulyje pavyzdžių, kurie tai pasitelkia. Mes savo pinigus, milijoninius sandorius internetu galime sutvarkyti. Čia turime didžiulį saugumą ir nematom grėsmės. Galbūt galima sukurti saugią sistemą ir balsavimą,
O kiek tai susiję su tuo, kad šiandieną esam nepasiruošę referendumui, visiškai teisingai. Vaidotas taip pat sako, jeigu jau einam referendumo keliu, tai čia bent 2 metus krūvinai dirbti reikia. Tai tą mes turim įsisąmoninti, kad tai nėra referendumas sėkmė. Ne. Yra valia, o kažkiek tai laiko bus referendumas, tada labai sunkiai ir daug dirbam ir galbūt bus sėkmė. Tai jeigu tokį mentalitetą pasimsim, beveik nebejoju, kad eisis kaip per sviestą. Dėkui. Tai paskutinis mano klausimas, pašnekovai. Vincent, the last question is for you. A lot of people opposing dual citizenship are saying that in order to keep ties with Lithuania and to feel Lithuanian, citizenship is not necessary. That you can be a great Lithuanian just by feeling one. What is your opinion on that, by being American Lithuanian and living abroad? Is it actually necessary to keep ties with your country or not? I mean, that's an individual question. I mean, I grew up in a very patriotic home where it was, we just thought we were Lietuviai. We felt we were Lietuviai. That's how we were raised. So it was kind of, there was no, I felt foreign to my friends, even though I'm perfectly American. So, and as I said earlier, when I applied for a passport, for the Lithuanian passport, it's because my sister applied for one. And I was like, why not? But there is a sense of obligation once you have the passport and you become more involved. It's more like an invitation to belong. I talk to other, children of DPs, people my age, who haven't been to Lietuva in 10 years because they feel like they're not invited, or they're only allowed to go if they're going to go and visit their giminės. But I tell them, like, if you can go to Paris for 4 days. You can go to Vilnius for 4 days. It's just as fun. You just don't have the Eiffel Tower, but there is this. Yes, exactly. Yeah. One of yours. Yeah, but there's this mentality also for us, the children of DPs. The big dividing line is if you can speak Lithuanian or not. I can speak Lithuanian, but just not that great. I learned by going often, but a lot of, like a lawyer, an entertainment lawyer that we used for Nematomos Frontas is a child of a DP, does not speak a single word of Lithuanian, is a dual citizen, but is completely feels shunned and doesn't join in, doesn't do anything because he feels that he's excluded because he does, he's not real Lithuanian because he doesn't speak Lithuanian. And to that, I just want to make one point that Jonas Oman, my colleague, who we made Nematomos Frontas together, he's won all these awards. He's not a citizen. He's not allowed to be a Lithuanian citizen, yet he is more medals and honors than a lot of people we can know. So just to give it a little perspective, this guy literally fights for the country and the region, and we push him away. So there's that perspective as well. That's a good point. Thank you. Tai gerbiama auditorija, dabar jeigu norite užduoti klausimus, prašom pakelti ranką ir prisistatyti. Ten matau. Esu Vytautas Juodalgis ir aš norėčiau pasakyti, kad sprendimas puikiausias būtų, kaip jūs minėjote, kaip atleidžiu lietuvių kortą. Kodėl iš tikrųjų yra? Tai pirmas dalykas, kad visi, mano dėdė, pavyzdžiui, išvažiavo pokario metu, gyvena Amerikoje, bet neturi pilietybės ir panašiai. Bet jeigu tu lietuvio kortą turi, tu gali atvažiuoti, pavyzdžiui, numirti Lietuvą, kaip kai kurie nori, ir tu turi kortą, tu gali gyventi, tu gali dirbti, jeigu tu nori, bet tu neturi teisės balsuoti referendumai, daryti sprendimų. Pavyzdžiui, visi vaikai lietuvių, kurie gimė Amerikoje iki 18 metų, turi teisę aplainti dvigubai pilietybei. Dar bet kokie užsieniečiai, kurie atvažiuoja į Lietuvą ir jie dirba 5 metus ir moka mokesčius, panašiai kaip ir Amerikoje yra tas vadinamas water work, 5 metus gali aplainti kortai lietuvių, o po to galbūt 10 metų, aš nežinau, čia diskusijos reikalas, gali po to aplainti tai vadinamai pilietybei. Dar vieną norėjau pasakyti, kokie yra iš tikrųjų pavojai. Pirmiausia, kad mūsų šalis yra maža. Mes turime tą labai nuostabų procentą, 80-20. Ir ką tai reiškia? Kad mes, jeigu įteisinsim dvigubą pilietybę, vienas gali būti Islamas, Rusija, visi kiti, kas nenori, nes yra labai daug kitų šalių piliečių, kurie galėtų invaded Lithuania. Tai iš tikrųjų tai yra pavojinga. Ir dar aš norėčiau pasakyti, gali būti net ir lobizmas. Pavyzdžiui, Chevrono žmonės kaip praeit ir gali kėsintis į mūsų net ir vandenys gėlų, kuri yra pagrindinis yra turtas Lietuvos.
Tai yra pavojinga. Lietuvio korta išspręstų ir aš manau, jeigu darytume referendumą 100% aprūvintų, nes tu neturi teisės nei balsuoti, nei referendumą, ir aš norėčiau žinoti, ką jūs manote visi apie šitą idėją pačią, kaip išspręsti. Jo, dėl kortos, tai visų pirma, dėl lietuvio kortos, turbūt čia ne man reikėtų sakyti, bet čia reikėtų atsakyti, ar lietuvių bendruomeniai reikia šitokio dalyko. Netenkina. Jeigu jai nereikia, tai aš manau, kad net neverta apie tai kalbėti. Tai nes, sakykime, Lenkai, kurie, sakykime, nusikopijavo nuo vengrų, nes vengrų daug piliečių gyvena Rumunijoje, taip kaip 1,5 milijono netgi, tai jie šitai bandė išspręsti šitą savo, sakykime, klausimą, tada Lenkai šitą perėmė, bet Lietuvoje gyvenantiems Lenkams jiems tas buvo priimtina. Tai aš bijau, kad užsienį gyvenantiems lietuviams... Bet yra šansas matyti mūsų piliečius, kur yra aplink pasaulį susiklosti. Pavyzdys, like elementary, jeigu Kadis Red Hot Chili Pepper vokalistas, kurio senelis iš Lietuvos išvažiavo ten pokario laikais, galėtų tapti pilietis, mes matytume kokie piliečiai. O dabar Lietuvoje šitą dalyką priimta, kad žmonės nebijo, kad rusas ateis, ar islamas, ar kažkas kitas, jie neturi teisės balsuoti ar referendumą pačiai, jie gali teisę dirbti ir gyventi. Tai iš tikrųjų lengvai praeitų, o Lietuvos dvigubas pilietybės Lietuvoje būtų gan didelis, manau, pasipriešimas ir būtų dvigubai sunkiau. Tai ačiū labai, ar turime dar klausimų, čia pirmoji eilė. Dvi valstybės, kurios turi didelę migraciją arba tremtinių grupę, Airija ir Izraelis, išsprendė šitą reikalą, nes norėjau pritraukti savo emigrantus, rišdami pilietybės su kilme. Dabar kiek Lietuvos konstitucijoje pilietybė yra rišama su kilme? Dabar mūsų dipukų pilietybė yra labai rišama su kilme. Tai kiek būtų galima įtraukti kitus į tą samplą? Čia man klausimas. Taip. Jo, tai kaip minėjau, kad Lietuvo, reiškia, ir Justinas labai gerai, ačiū Justinai, pristatė, dar papildė tą, reiškia, Konstitucinio teismo interpretavimą. Ta prasme, jeigu klausėt mano interpretaciją, tai jinai, aš sakyčiau, kad sieja taip pat ir išskiria būtent gimusius Lietuvoje, nes Konstitucijoje pasakyta, kad pilietybė yra gaunama gimusiems Lietuvoje ir kitiems. Tai reiškia, Konstitucija išskiria į skirtingą, ypatingą kategoriją arba ypatingai skiria būtent šitam gimusiems. Tačiau Konstitucinis teismas taip nemano. Ta prasme, mes negalim kalbėti, kaip būtų, jeigu būtų. Yra taip, kaip Justinas pasakė. Konstitucinis teismas pasakė, kad tai reikia keisti konstituciją, konstituciją galima keisti tik referendumu. Taip, bet mano klausimas yra, ar tas būtų natūralus pakeitimas konstitucijos, pabrėžti kilmę. Dabar, kaip keisti konstituciją, gal aš manyčiau, gal turėčiau tokį liberalesnį požiūrį ir mažiau gal matyčiau reiškia, kad mes turime būtinai Rusijos grėsmės, reiškia, atsižvelgiant labiau Vincą palaikyčiau. Aš nemanau, kodėl mes turėtume bijoti Seimo narių, kad jie kažkaip tai jie gali, reiškia, jeigu mes nebijom dėl kitų sprendimų, kad jie gali kažkokius blogus, galų gale, juk mes išrenkam juos. Tai aš nelabai matyčiau, kad reikia pačioj konstitucijų įdėti kažkokius, kaip sakoma, saugiklius, ar tai dėl gimimo, ar tai, sakykime, dėl šalių kažkokių. Tai aš matyčiau, kad tai galėtų, tiesiog konstitucija galėtų apskritai tokios nuostatos neturėti, o nukreipti tiesiog į įstatymą. Gal tai galėtų būti ir konstitucinis įstatymas, tarp kitko, tik su konstituciniu įstatymu čia irgi truputį bėda yra, čia yra profesorius Sinkevičiaus idėja, man teko dalyvauti darbo grupė vyriausybės, kuri rengė pasiūlymus, kaip reikėtų keisti konstituciją ir ką. Tai čia profesorius Sinkevičiaus buvo idėja, kad reikia konstitucinio įstatymų yra problema, kad pilietybės įstatymas yra paprastas įstatymas. Tuo tarpu Sinkevičius siūlo, kad dalį iš pilietybės įstatymo paimti ir tik dėl dvigubos pilietybės mažą įstatymėlį įdėti kaip konstitucinį įstatymą.
aš nežinau, ar verta išskirti, reiškia, tai mes tada sakom, kad kai kurios pilietybės nuostatos mažiau svarbios, o kai kurios labiau svarbios. Tai ta prasme aš nežinau, ar aš pritarčiau arba visą pilietybės įstatymas, visas jisai turėtų būti konstitucinis, arba visas turėtų būti paprastas. Tai čia mano, čia mūsų gal truputį skiriasi nuomonės su profesoriumi Sinkevičiu. Atsiprašau. Atsiprašau, ir dar turiu vieną nuomonę. Aš paklausiu jūsų kolegės Liudvikos Meškauskaitės, garbios advokatės Lietuvos, apie dvigubą pilietybę. Ir jinai skaito, kad referendumas, ko gero, gali baigtis blogai ir Lietuva neturi, kaip sakant, didelės patirties dėl referendumo. Ir be to, matyt, po Brexit, matyt, įsitikinome, kad kartais žmonės tiesiog balsuoja prieš dėl nepasitenkinimo politikų veikla. Jeigu rezultatas būtų neigiamas, tai dar labiau supriešintų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius lietuvius. Gal tiesiog reikėtų šią problemą spręsti diplomatinėmis priemonėmis. Gal reikia politikų, teisininkų, lankstumo, diplomatiškumo. Ar būtų komentarai? Dar viena advokatė. Galbūt ir kiti pašnekovai norėtų kažką pasakyti. Visai neseniai, prieš keletą mėnesių, turėdamas savo Facebook'e pasaulio lietuvių ar ne išvykusių iš Lietuvos, seku, kuo žmonės dalyjasi. Ir teko matyti politiko dabar su liūdnai pagarsėjusią partiją, kandidatavusio į parlamentą, vėlgi pasiūlytą sprendimą. Ir žmonės paskaito straipsnį, prisima tą siūlomą nuomonę, dalinasi, sako, štai apaštalas pasiūlė sprendimą. Tai čia į žmonės, kurie yra šiek tiek mažiau įsigilinę į temą, rekomenduočiau žiūrėti labai kritiškai, nes galima kalbėti ir siūlyti pačius įvairiausius sprendimus, bet turim tikrai profesionalus, kurie gali pasakyti, ką Konstitucinis teismas galvoja, kaip mes su to mintim galim gyventi ir judėti priekį. Tai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė. Ir pasakė taip pat ir kas būtų išeitis, kaip mes galim šitą problemą spręsti. Tai dabar, kada ateina žmonės šalies, galbūt daugiau, kartais galbūt mažiau įsigilinę į tą temą, turėdami vienokių ar kitokių tikslų, ir pradeda siūlyti sprendimus. Tai mandagiai galima paklausti, o jūs kalbėjote su Konstitucinio teismo pirmininku, teisėjais, konstitucijos kūrėjais, dera jūsų nuomonė ar ne? Ir tada, jeigu išgirsim tylą arba neigiamą atsakymą, gali būti, kad sprendimas siūlantis žmogus nėra pakankamai į temą įsigilinęs. Tai čia ir vėlgi skaidrėse nepaminėjau, bet labai svarbus dalykas kritiškai žiūrėti į bet kokias kalbas. Ir tada, ar žmogus turi jėgos, raumenų tam tikrų klausimų pasisakyti. Jeigu nėra toj temoj labai įsigilinęs, tai tvarkoj nuomonė yra žmogaus, bet gali būti ar ne, kad galbūt nelabai pagrįsta nuomonė. Dar kitko papildysiu Justiną, dabartinio Konstitucinio teismo pirmininko nuomonė yra labai aišku, jisai greičiausiai neatskleidė savo kortų bendraudamas, nes reikia korektiškai bendrauti ir tikrai labai profesionalus žmogus, bet jo nuomonė yra labai kritiška dėl dvigubos pilietybės. Jo asmeniškai nuomonė, tai ta prasme, šiuo metu, kaip Justinas sako, kol gal ateityje kažkada sunku pasakyti, ir JAV aukščiausias teismas, ten po kažkiek tai laiko pakeičia savo precedentus, bet šiuo metu bent 5 metų į priekį aš nematau tokios galimybės, kad kažkaip kitaip galima būtų išspręsti negu referendumu. Bet ką jūs, ponės, puikiai pasakėt, kad kartais žmonės balsuoja dėl valdžios, ne už tą klausimą, reiškia, prieš tą klausimą balsuoja ne dėl to kartais, kad jie nepritarė jam, bet jie taip nori parodyti, kad nepritarė vyriausybei, tai šitai būna. Tai tiesiog šitą turėti omeny, sprendžiant, kada referendumą organizuoti. Tiesiog, tai tiesiog jo.
priimtinami. Dar trumpai atsiprašau, labai maža mintis. Nerasime Lietuvoje šeimos, kuri nebūtų paliesta migracijos. Tai kiekviena šeima turės tą suinteresuotumą, kad šitą bėdą reikia spręsti. Ir dar sumotyvavus žmonės, kad štai sprendimą gali padaryti žmogui. Nu, gali būti, kad nugalės tas racionalumas, noras pagelbėti savo sūnėnui, dukterėčiai, pusbroliui. Pagelbėti. Ar ne Lietuvai čia pagelbėti pirmiausia būtų, o ne sūnėnui? Pratęsiant užduotą klausimą, tokiu atveju, jeigu referendumas būtų organizuojamas ir jis nepavyktų, koks būtų kelias po to įteisinti dvigubą pilietybę? Ar tai būtų paskutinis taškas? Ne, tai nebūtų paskutinis taškas, tiesiog laukti vėl kito referendumo. Kol bus 500 milijono gyventojų liks. My opinion, the referendums in general I see as dangerous because they may be written by the letter of the law, which is truth, honesty, logic, and persuasion. But the people around who have an agenda one way or the other, like we saw with Brexit, there were billboards, that the NHS, would keep 1.8 billion whatever dollars were flat out lies. So it's like within the courts, within the government, you rely on the truth and honesty, but the players outside of it are not honest and don't play by the rules, and that's wherein the danger of referendums, lie, because that people can be swayed. Most people don't pay attention; they only see a little headline or pick up on a little idea, like, "Oh, I like that." The average person is not concerned about the nuances and can be easily misled, and that is the danger of referendum. Šarūnas Paplauskas, norėjau ponams teisininkams užduoti klausimą. Ar mes pradedam nuo kito galo apie suteikimą, ar negalima būtų pamėginti sustabdyti atiminėjimą pasų, kažkaip teisiškai teisint, nors kažkokiu tai laikinu ir pakišti po tuo nelemtu straipsniu tą visą reikalą, ne? Lietuviškai apgauti biškį, kur nors pirteliai tą teisėją. Ir padaryti taip, kad nustotumėm kiekvieną dieną praradinėti dešimtis, galbūt šimtus piliečių visome pasaulyje, pačių turtingiausių, kaip būtų pripažinti. Ir mes kalbam apie tą rusų grėsmę. Aš nemanau, kad eiti į karą yra pirmas dalykas, o turint turtingą valstybę, mokančius mokesčių piliečius ir turint profesionalią kariuomenę, priverstų mus būti gerbiamiems iš visų kaimynų pusių. O ne tie vaikinai po 16 metų išėję apsikrėtę encefalitų yra grėsmė. Teisingai? Gal galėtumėt patikslinti, kuria prasme yra atiminėjami? Atiminėjami, todėl kad priimama pilietybė. Ir Amerikos gaunami pilietybė, niekam nepaslaptais, teisingai, dabar bus gaunama labai daug prie Donaldo, ir mes tikrai tą žinom. Ir visam pasauliu, tiek Anglijos ir prie visų gaunamos pilietybės automatiškai prarandi pasą, teisingai, ar turi deklaruoti ir dar ką nors. Nors man iš tikrųjų nesvarbu. Niekas man, aš nieko neprašiau ir niekas man nedavė. Aš gavau tą pilietybę gimęs ir užsitarnavau savo tėvų ir senelių krauju tą turėdamas. Senelis, tarp to buvo savanoris. Nori atimti, tegul atima, taip kaip tu Gauskas pasakė. Aš galiu atsiųsti tą pasą, jeigu labai reikia. Bet gal galima kažkaip teisiškai tą paimti ir sustabdyti, nes vaikai praranda lygiai taip pat. Ir mano dukra dabar galvoja, ką daryti. Ir taip toliau, ir toliau, ir toliau. O jeigu tik sustabdyti tą žinau. Tai kaip yra, ar įmanoma? Tai sustabdyti reiškia pakeisti konstituciją. Nes šiai dienai kitokio sustabdymo. Bet mesgi turim išlygas pagal tą išskirtinį. Atskirais atvejais. Pilietybė tikrai yra skausminga. Aš tik norėjau pridėti punktą, kad artima, aš galvoju, kad yra labai tokios įžymybės, pasako, kad aš jam gavau amerikietišką pasą. Aš galvoju, kad yra labai daug žmonių, kurie gavę Amerikos pilietybę, deklaruoja ir viskas toliau tęsiasi labai gražiai. Taip, puikiai, vat aš. Mano vardas Šarūnas Paplauskas, galiu pasakyti asmens kodą. Laukiu baudos. Prašau, ten yra klausimas. Mano klausimas toks, jeigu asmeniškai konstitucinio teismo teisėjai yra prieš dvigubą pilietybę, tai ką mes kovojam? O kodėl? Kodėl jie prieš? Tai gal reikia keisti teisėjus paprasčiausiai. Aš esu prieš. Čia prieš 2 mėnesius lapsėjo prie stalo Vytenis Andriukaitis. Žmogus turi pilietybę, ne pilietybę šitą konstituciją. Labai aktyviai prisidėjo
po šiai dienai painioja tautybę su pilietybė. Tai jo ir Briuselis, nu tai jis ten tai gal iš tikrųjų reikėtų pažiūrėti, kad nu, daugiau pasaulietiškų. Puiku, ponas, puiku. Klausimas būtų, kodėl teisėjai yra prieš ir ką galima daryti? Jo, iš tikrųjų, kodėl, čia geras klausimas. Manęs kažkas klausė, kodėl, sako, kas yra už to slepiasi, kodėl šiandien, tarp kitko, kalbėjau, aš esu taip pat priskirtas Macmillan Center, tai ten yra tarptautinių, reiškia, studijų toks centras ir dirba kaip darbuotojai, kai kurie turi 2 pasus. Ir viena mano kolegė, jinai turi Graikijos, Kristina, Graikijos ir Amerikos pasą, jinai 2 metų su tėvais atvažiavo ir jinai tarp kitko irgi truputį jaudinasi, kas dabar bus dėl tų visų įvykių. Jo, tai jinai manęs klausė, sako, kai aš pasakiau, kur važiuoju ir kokia tema kalbėsiu, sako, bet tu man pasakyk, kas po tuo slepiasi, kokios yra, reiškia, priežastis dėl to. Gal aš matyčiau, kaip Vincas sakė, greičiausiai čia yra baimės. Bet man, žinokit, irgi, vien tik aš nesakau, kad mes neturim saugotis, bet teisę kurti vien statyti ant baimių, aš nežinau, aš nebūčiau toksai reiškia, šalininkas, nes mes vien iš baimės galų gale mes, reiškia, žinot, kaip atsitiko 40 metais, reiškia, nu, tai vis tiek čia, to nebuvo galima išvengti, aišku, tarp kitko mes galėjom priešintis, bet čia teisinė sistema ir konstitucija statyti vien tik iš baimės, remiantis baimėm, aš tikrai nematyčiau. O dėl teisėjų, tai tarp kitko skirtingai negu Amerikoje, kur čia jūs paminėjot vieną politiką, kur užmiega, tai Amerikoje aukščiausio teismo teisėjai bylose užmiega, nes jie yra iki gyvos galvos. Gali būti 80 metų, 85 metų aukščiausio teismo teisėjas. Pas mus Konstitucinio teismo teisėjai keičiasi kas 9 metai ir kaip minėjau, po kažkiek tai laiko gali būti, kad ateis kiti teisėjai, kurie bus kitokios nuomonės. Tai paskutinis klausimas bus. Gerai, 2 paskutiniai. Norėčiau paklausti, nuo ko ta pilietybė prasidėjo. Prasidėjo nuo nulinio varianto, kada Lietuvoje gyvenantys žmonės Sovietų Sąjungai žlugus gavo Lietuvos pilietybę. Tai buvo sukurta. Atkurta. Dabar mano klausimas toks yra. Tie, kurie gimė Lietuvoje, konstitucijoje pasakyta, kad tie, kurie gimė Lietuvoje, yra Lietuvos piliečiai. Ar kažkaip panašiai. Tai tuo nuliniu variantu buvo atkirsti tie, kurie gimė Lietuvoje ir buvo sovietiniai piliečiai. Jų variantas buvo tik tai tapti be piliečiais arba tapti Rusijos piliečiais. Ar jūsų manimas yra Estų ir Latvijų variantas buvo kitoks, buvo ir kilmė įvesta? Ar jūs matote, nulis variantas Lietuvai buvo teisingas? Aš manau, čia gal ne visi žinote, ką reiškia nulinis variantas, tiesiog yra tokia, reiškia, žinoma pilietybės įgyjimo forma, vadinasi optacija. Tai reiškia, kai keičiasi valstybės, reiškia, sienos ir to naujoj valstybė atsiranda piliečiai, kurie buvo anksčiau kitos valstybės piliečiai. Tai jie, reiškia, turi teisę pasirinkti opciją arba tos senosios valstybės likti piliečiais ar priimti naują pilietybę. Tai Lietuvoje čia vėlgi dėl baimių ar nebaimių ir Latvijoje ir Estijoje buvo skirtingai, ta optacija buvo taikoma skirtingai. Jeigu Latvijoje ir Estijoje visiems norintiems gauti Latvijos ar Estijos pilietybę, buvusiems sovietiniams piliečiams, tai yra atvykusiems po sovietinės okupacijos, jie buvo traktuojami kaip užsieniečiai ir jeigu jie norėjo gauti Latvijos ar Estijos pilietybę, jie turėjo praeiti naturalizacijos procesą, kaip gyventi 5 ar 10 metų, laikyti egzaminą, mokėti kalbą ir taip toliau. Lietuvoje buvo leidžiama ta optacija, nebuvo reikalaujama, kad jie, reiškia, naturalizacijos procesą pradėtų, todėl kad Lietuvoje tuo metu buvo tiesa daugiau. Šiuo metu yra, sakykime, tik apie 7 nuošimčius
vadinamų sovietinių piliečių, tai yra tų, kurie tuo metu buvo daugiau, nes daug karininkų išvažiavo, reiškia šiaip kitų šeimų išvažiavo, numirė, tai dabar liko apie 7 tik tai nuošimčius. Tai Lietuva nusprendė, ir aš manau, kad tai buvo labai geras sprendimas, tai buvo tikrai labai demokratinis ir labai geras sprendimas, kad visus, kurie nori gauti lietuvišką, reiškia, pasą, pasirinkti, o ne Rusijos piliečių, o Lietuvos, kad tu gali. Tarp kitko, čia, reiškia, paradoksas, Jurijus Borisovas pasinaudojo tuo, bet neteisėtai, nes buvo tokia viena išlyga, kad tą optaciją galima buvo pasinaudoti visiems, kurie atvažiavo į Lietuvą iki 89 metų iš Sovietų Sąjungos, bet ne sovietiniam karininkam ar kareiviam. Borisovas atvažiavo kaip sovietinis karininkas ir greičiausiai galim suprasti, kaip jisai gavo Lietuvos pilietybę. Reiškia, korupcijos kažkokiu būdu jisai buvo gavęs Lietuvos pilietybę. Tai reiškia, dėja buvo ir tokių atvejų. Čia toks paradoksas. Atkirto tos, kurie gimė Lietuvoje ir tapo neegzistuojančios valstybės piliečiai, tai jie tapo be piliečiai. Lietuvoje neatkirto. Ne, Lietuvoje, aš kalbu sovietiniai piliečiai, gavę pasą Sovietiniai Sąjungai Vilniui, tapo be piliečiai. Tai paskutinis klausimas, čia dar buvo pirmoji eilė, dar čia yra gerai. Tai paskutiniai 2 klausimai ir daug tikrai viskas, nes jau beveik 8 valandas jau turėtume kaip ir baigti, dėl to prašau. Ir kaip, mano senelis buvo tremtinys. Aš atvykau čia, susitokiau, turiu vaikus. Ar aš prarasiu pilietybę, jeigu aš laikysiu mirtį? Jeigu gausiu mirtį? O kas dėl to sprendžia? Nes kiek girdėjau, mano vyro močiutė kreipėsi dėl pilietybės, jos mama buvo tremtinė, bet jinai negavo. Jūs esate tremtinių palikuonė, tai jūs galite išlaikyti Lietuvos pilietybę. Kaip tremtinio palikuonė šiuo metu pilietybės įstatymas. Ar dėl to kas nors dar sprendžia, kad palikti pilietybę? Tai turbūt ambasada nuspręs. Ne, kad kažkaip girdėjau, kad siunčia į Lietuvą ir kažkas tai tenai sprendžia, bet mano vyro močiutė negavo Lietuvos pilietybės. Visi dokumentai reikalaujami, jeigu nėra nesurinkti, nėra įrodymų. Jo, gal trūko kažkokių tai įrodymų. Čia sunku pasakyti, ko trūko, mes ne. Ačiū. Taip, prašau, čia vyras laukia savo eilę. Taip, ačiū. Aš turiu labai lengvą klausimą. Tu rašai ant šitą slide, dual citizenship is permissible, DPs, exiles, and others who left Lithuanian territory before March 11, 1990. Kur šitą yra rašyta? Ar gali keisti, ar yra konstitucija, ar yra kažkokia? Pilietybės įstatymą. So yra konstitucija, arba kaip gali keisti tą? Pilietybė, jo, tai čia geras klausimas. Tik keisti tą, kad trečią bangą gali irgi gauti. Gal trečią bangą atėjo, nes jie bijo Sovietų sąjunga, jie bijo yra kaip IP, bet kitas. Tai čia iš tikrųjų geras klausimas. Justinas atsakė savo skaidriai šitą, kad šitas buvo mėginama padaryti ir prezidentė kreipėsi į Konstitucinį teismą prieš keletą metų, 2013 metais, klausdama, ar visgi mes negalime tos datos išplėsti kažkaip tai. Tai Konstitucinis teismo atsakymas buvo ne. Konstitucinio teismo atsakymas buvo, kad tai yra 90 metai, reiškia, kovo 11 yra, reiškia, ta data, po kurios jau dviguba pilietybė išvykusiems. Tai buvo oficialios Konstitucijos teismo atsakė arba oficialus. Ir ar gali nulinti? Atlyginimus mažus gauna teisėjai. Jo, ir čia reikia laukti, kol Konstitucinio teismo teisėjai pasikeistų, po kokių 6 metų, vėl galima kreiptis, gal tada. Biški gyvsidabrio jausį. Tai užbaigiant mūsų šio vakaro diskusiją, gerbiamas konsulas nori pasakyti kažką.
šioje vietoje dabar po pačios pabaigimo yra gan tik tai, kad pilietybės šiandien neduosim, bet duosim vyno. Ir dar vienas su pilietybė labai susijęs klausimas. Kaip minėjote apie optaciją ir visą šitą istoriją, prisiminiau, kad mes prieš keletą savaičių, turbūt, kada čia mes atidarėme šitą parodą žemėlapių. Ir šitos ekspozicijos savininkas, jisai pasakojo, kad yra Lietuvoje tam tikrų vietovių, kur jeigu žmogus šeima gyveno vienoje vietoje, per 100 metų ta šeima buvo 9 skirtingų valstybių piliečiai, neišeidami iš savo namų. Tai čia apie tą mūsų istoriją, kuri yra apie pilietybę ir apie visus kitus klausimus, labai daug pasako. Tai vėliau bendraudami prie vyno dar visus kviečiu ir apeiti ir pasižiūrėti šitą mūsų žemėlapio ekspoziciją. Toks gyrinis nukreipimas. Padėkokime plojimais mūsų nuostabios pašnekovės. Niujorko ateitininkų klubui ir Niujorko profesionalų klubui už tai, kad ši diskusija įvyko šiandien. Ir tikėkime, kad tokių diskusijų bus daugiau. Labas vakaras, aš negaišinsiu jūsų laiko. Aš esu Laura Vidžiūnaitė ir turiu garbę būti išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimo ir pasaulio Lietuvių pasaulio bendruomenės komisiją. Ir mes Ameriką atstovauja net 3 atstovai, iš viso 10 yra. Atstovauja 3, tai aš iš Niujorko, yra vienas atstovas iš Vašingtono ir vienas iš Arizonos. Ir pirmas posėdis įvyks balandžio pabaigoje, mes skrendam į Lietuvą, susitiksim su Seimo nariais ir diskutuosim. Patys pirmiedu klausimai bus pilietybės išsaugojimas, ne dviguba pilietybė, būtent pilietybės išsaugojimas. Antras dalykas bus elektroninis balsavimas. Tai aš, kadangi daug girdžiu visko, aš kviečiu siųsti man laiškus lauravidžiūnaitė@gmail.com. Tikrai noriu išgirsti jūsų nuomonės, kad kai aš ten nuvyksiu, žinočiau jūsų balsus. Ačiū labai dabar.